ką, naujas video. Žodžiu, pasidariau čia tokias lempas. Čia va prisiklijavau prie sėdynių, kur atsislinkt reikia. Čia va viena čia, kita tenai, prie kitos sėdynės. Dar yra čia va, virš šito. Ja, dar pasidariau po kapotu, kai ką parodysiu paskui. Dabar išjungsiu šitą lempą ir parodysiu, kaip atrodo naktį. Be lempų, be nieko šito šviesos. Šitaip atrodo naktį, tas lempas. Mano manymu visai gražiai. Ir čia va bagažinė taip atrodo. Žinau, dar reikia tenai tos laidus susikišti tenai, bet manau čia vėliau bus, kai pasavykai įsidėsiu viską. Žodžiu, pasidariau tokius va mėlynus su baltu čia. Mėlynas yra ten plastikas, šičia irgi yra tasai baltas plastikas. Jisai daro, kad pasiema orą iš lauko šviežią ir į kondicionierių, kad į vidų pūstų orą. Ir nes jie buvo sulinkę ten tiesieni, ten buvo aliuminis lygtais. Jo, ir kitoj pusėj tas pats. Nu va, atvažiavo subas. Dabar atpakuosiu, parodysiu, kaip atrodys. Va, čia taip atrodo labai gražiai išpakuotas subas. Sustiprintuva čia, toks violetinis. Aš pasiėmiau šitą, nes man gražiau atrodė. Buvo pasirinkimas ir tokį kaip ir baltą, tą rutuliuką pasiimti. Bet aš pasiėmiau mėlyną, man gražiau atrodė. Pasiimsiu šitą subą, įsidėsiu į bagažinę. Manau, turėtų tilpti, niekas ten neturėtų išlūžti. Nėra toks jau labai sunkus.